Panevėžio bendruomenės jau antrą kartą suvienijo boulingas. Turnyre dėl pergalės varžėsi 9 komandos. Šios rungtynės vyksta jau antrą sykį ir pernai mūsų komanda užėmė 4. vietą, irgi dalyvavau palaikymo komandoje ir man labai džiugu, kad mūsų bendruomenės žaidėjai, jie taip nusivylę, kad 4. vieta, tai po tų rungtynių dar darė 2 repeticijas, kad tiesiog komanda susižaistų, geriau išmoktų kamuolį išmesti ir dabar mes tikime, kad pakopsime aukščiau ar į 2, ar į 1 vietą. Taip mano tokia viltis yra. Kadangi mes esam turbūt jauniausia bendruomenė, kuri dar kūrimosi stadijoje, tai gavom kvietimą sudalyvauti, prisijungti prie visų bendruomenių ir pasivaržyti kartu. Tai aš manau, kad labai smagus laikas, jo labiau, kad ir galim save parodyti ir pasakyti, kad mes jau atsirandam kaip tokie ir taip pat pamatyti kitus, įsivertinti ir žinot, kas čia per bendrą sąveiką tarp bendruomenių. Komandos kaunasi ne tik dėl garbės, bet ir dėl pereinamosios taurės. Norėjom pratęsti praėjusių metų sėkmingą patirtį, kai dalyvavome čia turnyre ir užėmėm 1. vietą. Tai tikrai smagu buvo net ne dėl tos 1. vietos, o smagu buvo rasti progą vėl susitikti su kitomis bendruomenėmis, nes tikrai kasdien, kasmet vis glaudžiau bendraujam su kitais, tai tikrai smagu pamatyti seniai ir nesenai matytus veidus. O šiandien tikrai mūsų komanda labai stipri, pernai netaip sekėsi. Buvom tik paguodos prizė, o šiemet norim tikrai ir ne veltui nusifotografavom prie taurių. Anot renginio iniciatoriaus Rimanto Narkūno susitikime ne tik azartas, bet ir naujų idėjų vystymas. Po projektinių visų veiklų susitikti, apibendrinti nuveiktus darbus, pasišnekėti apie naujas idėjas, apie naujas iniciatyvas. Tai tokia bendrystė, draugystė, tokia socialinė veikla. Dalyviai džiaugiasi, kad susiburti nesutrukdė sudėtingos oro sąlygos. Tokia gili dabar žiema ir praneša, kad dar ir šalčiai bus naktį, bet ta bendrystė šiluma mus visus vienyje ir mes džiaugiamės, kad esame kartu ir leidžiame labai puikiai šį vakarą kartu. Kaip žmonėms smagu sueiti šiandien tokią dieną. Ir sniego šitiek daug ir gatvės apsnigtos, nepravažiuojamos. Bet vis tiek visi suvažiavo, susirinko, visiems labai smagu, visi laukia labai šito renginio. Bendruomenių boulingo turnyre 1. vietą iškovojo Liekupio bendruomenė, 2. vietą Gamtininkų, o 3. Stetiškių bendruomenė.